Nes čia kartais sužaidžiu tokia iliuzija. Vat jeigu tik išlukštensiu ir sužinosiu, tai va tada kažkas pasikeis. Ir praktika, žinokit, yra parodžius. Statistikos dabar nesakysiu, bet yra dalis žmonių, kurie išlukštena, tikrai išgrina, fenomenalius atrodytų dalykus, gilius, skaudžius, svarbius, prasmingus. Ir kaip tai baigėsi? Aha, o kas toliau? Ir toliau nieko. Žmogus nejuda. Tai tikrasis klausimas yra ne kokį ir kur specialistą pasirinkti, o ką darysiu su tuo išlukštentų dalykų, kai jau specialistą pasirinksiu. Kiek aš esu pasirengusi arba pasirengęs dirbti savarankiškai toliau. Nes žmonės, kurie neįdeda jokių pastangų, jokių rezultatų, praktiškai ir nepasiekia. Tai prieš ieškant specialisto, kad ir kas tai bebūtų, tikrai pasiūla didelė, rinkitės, ką jūs norit, iškelkit savo klausimą. Ką aš darysiu su ta informacija, su tuo išlukštentų produktu, kurį gausiu? Nes kartais išsilukštena, gal netgi dažniau negu kartais išsilukštena, ir skausmingi, ir sunkus, bet tuo pačiu labai svarbus ir gilūs dalykai. Ar aš išsigąsiu ir paslėpsiu tą? Ar aš išsigąsiu ir pradėsiu atidėlioti eiti ratais ir niekaip neadresuoti to išlukštento klausimo? Ar vis tik aš atraitosiu rankovės ir kryptingai judėsiu į priekį, nepaisant to, kad skauda, nepatogu, kartais nemalonu?